Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną esu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje ir šiandieną kviečiu jūs pasigaminti labai skanų, gaivų, vasarišką desertą. Gaminančių desertą man visuomet kvepėjo vasarą ir priminė vaikystę. Kas mėgstate trintas uogas, tai šis desertas aš net nebejoju, kad jums patiks. Mums reikės šviežių uogų, pas mane šiandieną yra mėlynės ir braškės. Brangus žiūrovai, visi tikslus ingredientai būna surašyti po video prašyme, tad jums telieka paspausti trikampėlį ir pasižiūrėti. Į uogas aš iš karto supilu visą natūralų jogurtą ir įdėsiu cukraus. Cukraus dėkite pagal skonį. Taip pat reikia būtinai išsibrinkyti želatiną. Želatiną pilame į vandenį, išmaišome ir leidžiame pastovėti. Taip pat vietoj cukraus mes galime naudoti jūsų mėgstamą saldiklį arba tiesiog cukraus pakaitalą. Ir dabar visą šią masę mums reikia sublenderiuoti. Tiesiog kaip vaikystėje trindavom braškes su cukrumi ir pildavom pieno. Čia vietoj pieno aš dedu natūralų jogurtą. Blenderiuojame iki vientisos masės. Galima be abejo visą šią masę perkošti, jeigu jūs nenorite, kad būtų ar žievelės, ar kokių kauliukų. Lygiai taip pačiai mums reikia pasielgti ir su mėlynėmis. Pas mane yra šviežios, skintos, šaldytos mėlynės, jos tiesiog atitirpsta ir jos būna šviežios. Tad jeigu turite užšaldytų uogų, be abejo galima pasidaryti šį desertą netgi žiemą. Dabar eime išsitirpdyti želatiną. Tai darykite labai atsargiai, nes jeigu želatina užverda, perkaista, žinokite, ji praranda stingdymo savybės. Tai mes galime padaryti mikrobangų krosnelėje ar angarų vonelės. Kad želatina negautų šoko, tai yra, kad nebūtų temperatūrų skirtumo, aš tiesiog į želatiną įpilu truputėlį trintų uogų masės. Viską gerai išmaišau ir želatiną visą išpilsiu į uogų masę. Tai yra įtrintas uogas ir šaukštu tiesiog paprasčiausiai viską gerai išmaišysiu. Kaip matote, niekas pas mane nesušoka į gumuliukus, reiškia, želatina negavo šoko. Lygiai taip pačiai pasielgsiu ir su mėlynėmis. Mėlynių masė yra truputėlį tirštesnė ir mėlynės buvo labai šaltos. Tad želatina kažkaip iškart keistai reaguoja ir nori susisukti. Bet nieko, reikia greitai dirbti, greitai maišyti ir mes greitai ištaisome visą padėtį. Ir vėl visą želatiną išpilu į trintas uogas ir viską gerai išmaišau. Labai lengva, paprasta. Žinau, kad visas procesas antiek yra kvapnus, antiek kvepia vasarą. Labai skanus desertas, tikrai žinau, kad rekomenduoju pasidaryti. Kad man būtų patogu pilstyti, aš supilstau į piltuvėlius. Šį desertą galime supilstyti į 6 mažesnius indelius po 250 ml, bet aš kaip visuomet pasielgsiu truputėlį kitaip. Darau 2 didesnius indelius. Noriu, kad mano desertas būtų spalvotas, kad būtų iš 3 sluoksnių. Tad aš tiesiog papilstysiu ir kai padarau pirmą sluoksnį, dedu į šaldytuvą iki tol, pakol pirmas sluoksnis, tai yra mūsų deserto sluoksnis, apstingsta. Ir tik tuomet mes trauksime. Štai, pasižiūrėkite, ištraukti indelį į šaldytuvą, jie tuoj pat aprasoja, bet nieko tokio. Tuoj viskas pasikeis ir jūs kuo puikiausiai matysite procesą. Ir dabar dedu antrą sluoksnį. Tiesiog buvo braškių sluoksnis, dabar dedu mėlynių sluoksnio ir vėl po antro sluoksnio mano indeliai su desertais keliauja į šaldytuvą iki tol, pakol vėl jie sustings. Na, truputėlį toks žaidybinis procesas, bet žinau, kad rezultatas bus labai gražus ir skanus. Galima tai daryti vienos spalvos, irgi būna labai skanu, žinoma, tik tai vaizdas būna truputėlį kitoks. Ir mano antras sluoksnis jau pastingo. Ir dabar lieka supilti paskutinį sluoksnį. Truputėlį pramaišau, kadangi bestovinti desertas nori truputėlį stingti. Ir atsargiai šaukšto pagalba, nes būtent mėlynių sluoksnis, mėlynių tyrė, kuri yra sublenderiuota, jinai truputėlį tirštesnė ir jinai daugiau sveria ir bijau, kad nenugrimstų, kad nesusimaišytų visos spalvos ir visos skoniai. Bet kaip matote, viskas laikosi kuo puikiausiai, želatina dirba savo darbą. Ir lygiai taip pačiai uždėsiu braškių sluoksnį. Viskas, kai bus padaryta, vėl
mūsų desertukai keliauja į šaldytuvą iki tol, kol sustings ir tada mums teliks papuošti. Be abejo, puošime šviežiomis braškėmis ir mėlynėmis. Mėtų neturėjau, tai pasirinkau truputėlį kitokius žalumynus. Su puošyba, žinokit, aš jau truputėlį aptinku, nes labai jau norėjau ragauti. Nes man ir be puošybos jie atrodo labai skaniai ir labai gundančiai. Tad aš tiesiog uždėjau ant vieno desertuko truputėlį mėlynių, o ant kito pridėjau braškių. Ir desertukas jau paruoštas valgyti ir ragauti. Brangus mano žiūrovai, aš labai tikiuosi, kad ir šis video receptukas jums buvo naudingas ir jūs jį tikrai pabandysite. Ačiū Jums už Jūsų prenumeratas, ačiū už Jūsų laikus, ačiū už Jūsų laiką, kai Jūs nepatingite parašyti komentarą. Man tai tikrai malonu skaityti ir žinoti, kad Jums patinka tai, ką aš darau. Tad ačiū mano brangūs žiūrovai, kad visuomet esate su manimi. Ir iki susitikimo kitame video recepte. Ate.